nežinau, aš girdėjau dainuojant, gal nesuklydau. Iš tikrųjų visiems linkiu gero pavasario. Dovanoju labai daug grožių ir labai daug meilės. Tačiau vieną ypatingą, įsivaizduokit prasiskleidusią rožę, pažiūrėkit kaip jinai. Oi. Matot kaip sukasi? Ja dovanoju Apolionijai, mieloji, žydė kaip rožė visą laiką. Ir nenuvysk, pamatysi, padėsi į kampą. Stovės, kartais dulkės nuvalys. Rūdelė, klausyk. Adekuoj čia, žinai, kaip jau, šitai, žinai, aš dirbtinių gėlių nelabai mėgdavau anksčiau, nes dirbtinės gėlės kaip dirbtinis apvaisinimas, gerai, bet ne tas. Bet, va, kaip Rūta sakė, padėjai į kampą, dulkės nusivalė retsykiais, ir šydė. O tau tokia va Sigutės Sakalauskaitės įmonė, Sigutė pati savo rankomis padarė tokią dzūkišką puokštę su uogom, grybų nematau. Yra, štai, pataisymas to seno posakio, jei ne grybai, jei ne uogos, tai ne, yra pataisymas, jei ne grybai, jei ne uogos, dzūkų mergų matytųsi visus grožybės. Tai tau tas grožybės, ačiū tau. Čia, ačiū.